BetSafe Casino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery. Reach for more. Sveiki visi, sveikas Ramūnai. Pertraukėlę dėjom biškį ilgesnę vieną savaitę. Vos vienos savaitės, nes jūs patys kalti, kad gegužė turi 5 savaitės. 5 savaitės. Mes spėjom į gegužę. 5 antradienis, taip. Į gegužės antrą laidą, taigi per mėnesį vis tiek 2 laidos. Sveiki visi automobilių sporto mylėtojai ir šiandien mes pakalbėsim šiek tiek apie krepšinį. Emilija Romana ir Monte Carlo, ar ne? Du mačiai buvo. Jo. 2 mačiai buvo Formulės 1, laimiai Formulė grįžta į Europą ir, na, tai žymiai komfortabilesnis grafikas, sakyčiau, bent jau taip. O vėlgi du lenktynių savaitgaliai, 2 labai skirtingos trasos, bet man kažkodėl jos savo tokią struktūrą, kaip įvykiai vyksta, labai panašios tuo, kad ir Imolos trasoje, ir Monake kvalifikacija yra dievas savaitgalio, o paskui, na, gerai, Imoloj šansai kažką dar padaryti, kažką padaryti dar yra, bet Monake tai, na, kaip įrašyta. Nors kai žiūri Formulę 3, Formulę 2, tai atrodo, kad gali ir lenktynės vykti kažkaip permainingai ir panašiai. Gerai, pakalbėkim iš eilės apie Imolą. Pradedam nuo Emilijos Romanos. Nuo Imolos, na, tradicinė trasa ir vėlgi tas savaitgalis, kuris visą laiką primena. Ir šiais metais, kadangi vėlgi 30-osios metinės tų įvykių, kurie įvyko 1994 metais, Rolandas Ratzenbergeris ir Ayrtonas Senna. Ir vėl kitas savaitgalis Monake vėl buvo 40-os metinės pirmo Senos podiumo, pirmam jo sezone. Na, podiumo, kuris... Čia McLarenas žiauriai gražų gestą padarė. Taip, ir podiumas, kuris teoriškai turėjo po vieno rato pasibaigti pergalę, bet, na, Prostas turėjo didesnį įtaką tuo metu federacijai ir teisėjams ir buvo Monako lenktynės sustabdytos. Bet iš eilės važiuojam. Tai Imola. Imola, taip. Kokie tavo įspūdžiai kaip žmogaus, kuris stato Formulę 1 kartu su krepšiniu, futbolu ir kitais? Va, dabar aš dėsiu gerą. Imolai aš nebuvau, nemačiau ir pramegojau. Tai papasako, kas ten buvo. Tai gerai. Na, nieko ten ypatingo nebuvo, išskyrus tą bendrą tendenciją, kuri matėsi nuo sezono pradžios ir kuri, nu, griežtai ryškėja. Tai yra, kad Maksas išspaudžia tą paskutinį lašelį iš savo mašinos, kai nepadaro jokių klaidų, viskas kai idealiai, ir jisai per plauką laimi kvalifikaciją ir lenktynes. Ir visi šneka apie tai, kaip dominuoja Red Bullis. Bet tai buvo pats mažiausias atstumas tarp pirmos ir antros vietos po kiek laiko? Po daug labai lenktynių. Bet tas atstumas mažėja, akivaizdu. Ir sakau, tik ta kombinacija, kad nėra jau optimalus toliau gražu automobilis. Na, jisai yra optimalus, žinoma, bet varžovai nestovi vietoje ir deda pastangas ir tos pastangos atrodo jau pradeda nešti dividendus. Tai vėlgi per plauką Maksas laimėjo kvalifikaciją ir lenktynes taip pat laimėjo per plauką, bet Lando Norrisas lenktynėse, na, padarė spaudimą. Tai yra, kad, žinai, kai ateini ir vis dar skiri laiką kažkuriem niuansam, o ne visiem. O tie ne visi niuansai buvo, kad Red Bullis nepabandė normaliai baltų padangų, kurias teko vis tiek naudoti lenktynėse, tu nori ar nenori. Ir kai užsidėjo baltas padangas, pasirodė, kad tas jų automobilis, na, nelabai nori su jom dirbti ir Maksas, na, ištraukė galų gale. Bet ar čia nėra jau toks, vis tiek laimėsim, koks skirtumas? Na, aš nėra nemanau, tokio užmygimo ant laurų. Manau, kad Red Bullis pradeda jausti tą spaudimą ir ko gero šitos tokios klaidelės, na, pasiruošimo klaidelės, taip pavadinčiau tai, jos atsiranda dėl to, kad jie pradeda jausti spaudimą. Ir tai jiems tokia prieš kažkiek laiko jie buvo underdogai, gaudė Mersą ir dabar jie perėjo į tą kategoriją prieš porą metų, kad jie pradeda dominuoti.
ir biškitas užmėgimas įvyko. Na ir man įdomu visai, aš nieko prieš Maksą neturiu, pavyzdžiui, bet man įdomu, kad vyksta kova ir kad negali nuspėti, kas bus savaitgalio nugalėtojas. Bet labai fainai susidėliojo už Makso McLarenas Ferrari. Taip, McLarenas, ko gero, tie, kas padarė didžiausią žingsnį, bet tas matėsi iš senai, kad jie daro. Tik buvo klausimas, ar jie sustos, ar eis toliau. Ir kada tai pradės realiai veikti. Ir faina tai, kad jie eina toliau. Ir man vėlgi, kas labai patinka, kad jie nedemonstruoja, jie, kaip sakyt, blingų nedaro, neieško blizgio, o jie dirba savo darbą pagal savo pasirinktą strategiją. Laisvose treniruotėse jie nerodo greičio, netgi atvirkščiai, kai jie jaučia, kad jie turi greičio, tai jie nuvažiuoja 2 sektorius trasos ir į boksus. Tai yra, kad jie slepia savo tikrą potencialą ir tas mane žavi, kad jie, negalima pavadinti to, kad kiti to niekada darydavo, bet jie tokia humble, tokia kuklę rolę savo pasirinkę, galbūt iki to momento, kol jie nepradės krauti malkų visiems, taip gali būti. Mercedesas truputį liūdina, nes jie darosi stabiliai ketvirta komanda. Praktiškai visada už McLarenų ir Ferrarių ir už Verstappeną, aišku, nugaros. Ir tai, man atrodo, dar kartą patvirtina, kad nieko ten blogo su jų koncepcija ankstesnė automobilio, su ta Zero Pods, kai vadina nuliniai šonai, nieko ten blogo su koncepcija nebuvo. Buvo kitur problemos, kad jie šiek tiek nesuvokia, kaip optimaliai išnaudoti tą paviršiaus efekto dugno efektyvumą. Jie pradėjo dairytis į šonus, kiti važiuoja geriau su kita koncepcija ir dabar jie pakeitė koncepciją, o vis tiek rezultato nepagauna. Tai yra blogai, nes kai tokia didelė organizacija, kai ten 700-800 žmonių, jinai, kad ir kaip greitai besivystytų ir besikeistų, ir visas tas sportas ir technika taip greitai vystosi ir keičiasi, tu turi būti tam pasiruošęs, bet visa ta organizacija gaunasi gana inertiška. Ir kai tu pasirinkęs šiek tiek neteisingą kelią, tai labai lengva pasimesti detalėse ir nepamatyti, kad tu neteisingai darai ne tą, o kažką tą, ko nesimato prieš pat akis, o kas yra už horizonto. Ir tas yra labai blogas reiškinys. Aš įsivaizduoju, kad reikia sukrėtimo rimtesnio, tai yra ne rezultatų prastų, o jiem reikia imtis pakeisti kažką toj visoj sistemoje svarbaus. Galbūt naujas konstruktorius ar kažkoks vadovas kažkurios grandies, kuris mobilizuotų šiek tiek ir parodytų naują kelią. Teisingą kelią, aš taip įsivaizduoju. Okay. Supratau, kad lenktynės buvo nuobodžios, tai gal prie Monako? Prie nuobodžių Monako lenktynių? Jo, tai Monako lenktynės yra vieno rato lenktynės. Pradėkim nuo to, kad tu jau pasakėjai, kad McLarenas labai gražų žestą padarė su proginiu nudažymu. Jo, proginiu nudažymu, žiauriai gerai atrodo. Taip, ir niekam nekilo klausimų, kad tai ar McLarenas, ar čia ne McLarenas. Nes viskas buvo išprominta labai efektyviai, greitai. Ir visuomenė labai gražiai priėmė visą. Taip, tai tikrai, Monako savaitgalis tikrai išimtinis. Ir čia visi kalba, ne visi, yra grupė žmonių, kuris sako, kad čia nesąmonė, čia trasa, ten neįmanoma lenktyniauti. Ir atsimeni, kai Hamiltonas laimėdavo, kokia publika šauni buvo, kaip jisai buvo palaimintas, kaip dirbo komanda, kaip sunku buvo laimėti, o dabar atvažiuoja 6 ir argi čia lenktynės. Tai aišku, ne lenktynės, žinai. Tai ir Maksui nepatiko lenktynės, nes Maksas atvažiavo 6. Maksas per radiją sakė komandos vadovui, kur mano pagalbė. Man nuobodu. Bet man tai labiausiai patiko, žinai kas? Prieš lenktynių startą lenktynių režisieriai paskelbė: balsuokite už šios dienos lenkimą.
Ir lenkimų nebuvo nei vieno. Išskyrus tuos, kurie lenkė ratu ir išskyrus tuos 3, kurie susikrešino. Nu, kur bandė Magnusenas lenkti. Ir kažkaip tai parodė vieną kartą ir baigėsi, ir nutilėjo. Geriau tada balsuokit už Driver of the Day, kaip visada. Man, aš galiu taip pasakyti, kristalizuojasi faktiškai idėja, ką daryti su Monako savaitgaliu. Jisgi nebūtinai turi būti toksai kaip visi. Tai nes galų gale mes dabar ir reikia paleisti lenktynės. Vienas ratas, super sprintas. Ne vienas ratas, jokių lenktynių nedaryti iš viso. Turime 3 padangų mišinius, taip? Jo. Turime 20 automobilių, kurie netelpa vienu metu trasoje. Alonsas siūlė keisti formatą kvalifikacijos kaip Formuliai 2 arba Formuliai 3, kai, išskiria pusiau grupės, nes, kad ten maišysis vienas kitam, tai yra, aišku. Come on, bet užtat įdomu. Aš siūlyčiau padaryti šeštadienį, sekmadienį 3 kvalifikacijos sesijas. Atskiras. Ir viskas? Su atskirais taškais už kiekvieną. O kur tas pirmas ratas, kur visi krešinas ir labai įdomu? Baigtų. Palik tą Formuliai 3 ir Formuliai 2. Nesąmonė, žiūrėk. Formulė 1 darom 5 ratus, kad liptų vienas kitam per galvą. Galima leisti Strolui, Magnusenui, kam ten dar, Okonui. Keliem bičiam leisti sudalyvauti Formulės 2 lenktynėse, kurie padarytų savo darbą. Labai faina. Tikrai labai geras pirmas ratas, vienintelis, o po to nuėjau mėsos kept. Žiauriai įdomu buvo. Nes vis ateidavo, kas 15 minučių pračekino, nieks nesikeitė. Gerai. O tu matei tą Okoną. Man atrodo, Okonui šitą, kaip nors sako, jaučiai nereaguoja į tą raudoną skudurą, jie tiesiog judesį reaguoja, jie į spalvą nereaguoja. Bet Okonas taip pat reaguoja kaip korido jaučiai į tą skraistę raudoną. Nes kai Okonas pamato savo komandos kolegą būtinai kala šalia, tai jam ten viskas išsijungia. Bet gal įveskim hebrai kontekstą, nes galbūt dar kažkas pramiegojo. Tai per pirmą ratą įvyko 3 dideli incidentai, iš kurių vienas absoliučiai sustabdė lenktynes. Tai buvo vieno rato, ten 1/3 rato lenktynės buvo. Pirmas posūkis. Antras. Bet gerai, nesvarbu. Pirmiausia, kas atsitiko? Piastri su Sainzu. Aha, buvo kontaktas, kuris atrodė, televizijos kamerose labai menkas. Ta prasme, Piastris... Nieko buvo. Piastris trupučiukas lystelėjo ir Sainzas pagalvojo, kad išvažiuos į tiesėje po pirmo posūkio, va čia tikrai pirmas posūkis. Po pirmo posūkio dešiniau ir tilps išvažiavimą turi geresnį ir jie susilietė Piastrio galiniu ratu ir Sainzo priekiniu. Ir kas iš karto kamerose pasimatė, nuvažiuojant tom 2 formulėm, iš Sainzo bolido iš karto ėmė eiti kibirkštį. Iš po dugno, taip. Tai reiškia pakaba ir turbūt flat nuleistas ratas. Ir Sainzo įvažiavimas į kazino kairį tą posūkį užtestą, iš karto matėsi Jo ratas pradėjo blokuotis, po truputį pradėjo vienas iš ratų blokuotis. Jisai blokavo taip statydamas ir jo greitis smarkiai krito ir paskui jisai jau po šito posūkio į sekantį posūkį dešinį jis jau nebeįvažiavo tiesiog, nes ratas galutinai užsiblokavo ir viskas baigėsi. Tuščia padanga. Atrodė, kad reikalai rimtesni, bet pasirodo, tai buvo tuščia padanga. Viskas atrodytų, Sainzas gražiai pasitraukė, niekam netrukdė, lenktynės vyksta. Ir visi apsidžiaugia, kad pakilom po vieną vietą į priekį, iki sekančio posūkio. Bet šitą buvo rimtesnių reikalų. Jo, čia tada reikia papasakoti taip, kad, pradėkim nuo to, kad Peresas čiut pramiegojo startą, maždaug kokio pusvalandžių. Nereikia uodegoje startuoti. Jo, jis pramiegojo startą ir tada už jo nugaros atsitiko 2 hasai. O 2 hasai ir vėl yra problema. Ir kas įdomiausia, kad jie susikeitė trajektorijomis. Taip. Nes Magnusenas aplenkė vieną iš... Ir Magnusenas iš išorės nėrė fainai į dešinę ir jam atrodo lyg atsidaro visas pasaulis. Jo, ir jis... Nes visi lyg į išorę traukėsi ir čia priekį... Taip, bet jisai turėjo gerą išvažiavimą, turėjo vidinę trajektoriją, kur turėtų būti viskas ok. Jo. Ir čia prasideda įdomumai. Peresas važiuoja pirmas, Magnusenas... Ir bando laikytis vidurio. Jo, bando laikytis... Išoriai... Ten nėra... Žiūrėk, ten vingiuoja viskas. Ten yra vingiuota, bet jeigu tu nori važiuoti greitai, tu važiuoji tiesiai ir taip, glaudžiasi bolidas iš pradžių į vieną pusę, paskui į kitą pusę. Bet iš esmės tai jis važiuoja tiesiai. Taip.
Tada Magnusenas iš dešinės ir jo priekinis ratas susilygina su galiniu ratu Jo išvažiavimas Perezo. buvo biškiai Jo, geresnis. todėl, kad vos. Perezas ten truputį laikė juos matyti. Ar slysti, ar dar vis neatsibudo nuo starto vis. O Hülkenbergas prarado šiek tiek laiko ir buvo iš kairės, bet toliau. Dar maždaug per bolido ilgį iki Magnuseno. Man atrodo, Hülkenbergo ten raudonos lemputės užsidegė, kad čia kažkas bus. Ta prasme, jisai matė, Prisistabdė. kad Magnusenas lenda ir jisai iš karto instinktyviai suprato, kad gali kilti problemų toje vietoje. Ir dabar Magnusenas lenda, susilygina su Hülkenbergo galiniu ratu, bet kadangi Hülkenbergas važiuoja tiesiai į savo trajektoriją... Su Perezo galiniu ratu turėjo. omeny. Atsiprašau. Visi taip ir pagalvojo. Jo, su Perezo galiniu ratu, bet kadangi, ta prasme, Perezas važiuoja tiesiai, bet trasa prisiglaudžia prie jo bolido, kaip čia pasakius gražiau. Nu, tai yra toksai, Ir vėl, lyg tai buvo tarpas Magnusenui lysti, bet tas tarpas yra mažėjantis, dingstantis. Ir čia atsiranda niuansų. Magnusenas ne tai, kad lindo, jisai tiesiog turėjo greitesnį išvažiavimą ir nenorėjo pristabdyti. Taip. Galvoja, kad Perezas duos jam erdvės. Visi, kada nors lenktyniavę, labai nemėgsta stabdyti. Taip, natūralu, išvažiuojant į tiesiai. Tai net, ta prasme, čia bairis ne tame, kad jisai Perezo neaplenks. Čia bairis tame, kad jeigu jis pristabdys, Hülkenbergas jį aplenks. Taip, nes čia jisai išorėje jie reisino turėjo vienas laisvesnę prieš vietą. kitą. Perezas čia buvo tik tai statistas. Tai va, ir kas gaunasi? Magnusenas pagalvojo, kad Perezas jam paliks vietos. Nes jis įlindęs. Perezas, aišku, jam parodė didelį vidurinį pirštą. Gal net abu. Kita vertus, Perezas galėjo tą net netyčia padaryti, nes galbūt jisai... O va čia mes ateinam prie dar vieno. Jisai kontroliavo gal abu veidrodžius ir tuo metu galbūt jisai būtent žiūrėjo į Magnuseną, į Hülkenbergą. Aš žinok, žiūrėjau per Sky F1. A ne? Viskas ten išdėliota buvo. Anthony Davidsonas ir Jensonas Buttonas nagrinėjo šitą vietą pusę valandos. Atsukinėjo, pakadriuojo, onboardus visų žiūrėjo, super išaiškino. Iš principo yra tikimybė, kad Perezas jo nematė, važiavo savo trajektoriją ir atsikniskit visi kiti. Ir tada, žinai, bet jeigu tu pasižiūrėsi Perezo onboardą, jisai išvažiuodamas iš to posūkio žiūri į dešinį veidrodėlį kokias 2 sekundės. Iki pat kontakto. 2 sekundės tai yra labai daug. Todėl, kad tu ten turi tiesiai. Jisai žvilgteli į kairę ir po to žiūri visą laiką į dešinę. Tai yra žiūri, ką darys Magnusenas. Jisai mato, žino ir supranta, kas vyksta. Tai Jensonas Buttono man požiūris labai patiko. Sakė, ta prasme, šitas onboardas keičia viską kardinaliai. Tai yra abipusė klaida. Vienas norėjo lysti ir galvojo, kad paliks vietos, kitas matė ir specialiai nepaliko. Ir dėl to būtent Magnuseno nenubūdė teisėjai, nes Magnusenas, kaip žinia, turi 10 baudos balų ir jeigu už šitą sukelimą jisai praleidžia lenktynės. Jo, jeigu jis būtų nubaustas dėl avarijos sukelimo, jis būtų praleidęs lenktynės, 2 balai yra kaip minimum už avarijos sukelimą, tai reiškia out iš Kanados. Nes Kanada sekantis etapas. Ne? Taip. Tai va, tai tada kas atsitinka? 2 formulės išvažiuojant į tiesėje susiliečia viena galiniu ratu, kita priekiniu ir visi tampa keleiviais. Perezą meta į sieną ir matei tą video, kur už to atbojniko stovi 5 ar 6 operatoriai, pasilenkia ir ten skeveldrus piečius. Už 100-150 metrų trasos nusėja visiškai skeveldros. Okay. Įsivaizduoja, jeigu tai būtų kokia nors Kinijos trasa. Matyt, 1,5 paros truktų valymas. Taip. Čia truko tik pusvalandį. Ir tai truko... Ir barjerų remontas netgi buvo atliktas. Barjero remontas ir truko apie gerą pusvalandį. Ta prasme, dėl to ir stovėjo lenktynės ilgai. O šiaip tai trasą išvalė labai greitai. Tai čia dar kartą reikia priminti, kad tokie maršalai, kokie dirba Monako Grand Prix, tai svietę tokių nerasi. Prie jų prieisim. Gerai. Turiu dar vieną pastabą. Tai, ta prasme, abi 2 formulės Perezas su Magnusenu kala į dešinius bortus. Ir tada tą sekundę Hülkenbergas pagalvoja, prasmuksiu.
kala per gazą. Ir ten buvo tuo vietos, metu- buvo vietos. Jo, Bet ta buvo vieta vietos. staiga užsiaurėjo. Bet staiga Peresas nuo atbojininkų atšoka į kitą pusę ir kala į Hülkenbergo galą. Peresas atšoka, kas matė nuotraukas bent ar video, na tai ant Perezo automobilio, na kažkiek... Liko vienas ratas. Sąlyginai pritvirtintas liko, man atrodo, dešinys galinis ratas. Atrodo, kad kažkas tai paėmė ir įkišo į tarką O tą formulę. du, man atrodo, priekiniai ratai po kokpitu, po lenktynininko kojom palindo tiesiog. tiesiog Jo. sumontuoti buvo po apačią. Tai va, tai Peresas atčiuožė į Hülkenbergo galą, Hülkenbergą Pavijo, atsuko tai ir tada atsivijo Magnusenas čiuoždamas ir dar užlipo ant viršaus. Na, prasme, full komplektas. Puikiai Jo, avarija. Hasai vienas prieš kitą taip sustojo ir Jo, galėjo ir taip pamosuoti. dar užlipo, taip Magnusenas gražiai ir taip nusileido atgal. Super, labai gražu. Iš karto, aišku, red flag. Bet kas pasirodė paskui svarbu, vėliau, kai reikėjo atnaujinti lenktynes, kad tuo momentu, kai buvo paskelbta raudonos vėliavos, tai yra lenktynių sustabdymo stadija, paskutinis lenktynininkas, tai yra Guanyu Zhou, dar nebuvo kirtęs Pirmo sektoriaus. antros saugos automobilio linijos vadinamos. Tai yra atskaitos tam tikro taško, prie kurio galima būtų rišti. Ir po to, kai jeigu jis būtų kirtęs, tai lenktynės būtų pratestos tokia tvarka, kokios išsirikiavę bolidai. Taip. Tai reiškia, va čia dėl Sainzo labai svarbu, nes Sainzas tada būtų subiniai. Taip. Dabargi, kadangi ten nežinau. Jis dar buvo nespėjęs. Nes jis apako, ką matė priešai save, tai nekirto tos linijos. Ir teisėjam nieko kito neliko, kaip restartuoti lenktynes nuo starto. Tai yra taip, kaip jie stovėjo starte. Taip, nes paskutinis epizodas iki raudonos vėliavos, kai visi lenktynininkai buvo atskaitos tašką kažkokį praėję, buvo starto būtent linija. Taip, starto linija. Tai buvo vienintelis šansas, nuo ko reikia pradėti atgal. Tai reiškia, visi sustojo ir čia Sainzas grįžo į lenktynes. Taip, nes raudono vėliava visi boksuose gali remontuotis, gali daryti, ką nori. Taip. Kas dar blogiau, kad ne tik remontuotis gali. Padangas gali keisti. Taip, gali pakeisti padangas. Nes jie jau pravažiavo vieną ratą, jie suvažiavo visi. Kalbant apie Monaką, žinant, kad ten paviršius yra mažai abrazyvus, tai pavyzdžiui, baltos padangos, tai kaip padėta, kad visom lenktynėm. Jo, ir va čia atsiranda labai didelė bėda. Vienas niuansas, nes buvo lenktynininkų. Kaip sako liaudis, yra niuansų. Taip, buvo lenktynininkų, kurie startavo su baltomis padangomis. Taip. Kurios, kurios atrodytų viskas okei. Bet jie turi panaudoti abu mišinius. Jo, bet tu turi panaudoti abu mišinius, privalai užvažiuoti pitus. Ir čia koks niuansas? Pituose visi pasikeitė padangas į antrą mišinį, kuris galimas, su intencija nebevažiuoti daugiau į pitus. Boksus, taip. Tiems, kurie pasikeitė iš vidutinių į kietas. Nes vidutinės iš esmės turėjo net laikyti visos lenktynių distancijos, išskyrus vieną išimtį. Russellą, kuris ir finišavo su vidutinio minkštumo padangomis. Kas turėjo finišuoti? Ir Alonsas finišavo. Ponas Tire Saveris, kaip jį Na, ir Alonsas su geltonom finišavo. Ir svarbiausia, kad on board'e paskui Hamiltonas su komanda. Atsimeni, kaip Hamiltonas reagavo? I told you guys, I told you. Ta prasme, kad reikėjo pradėti su geltonom, kad galėtum pasikeisti, nes taip ir bus, safety caras. Ir Hamiltonas... Bet čia žinai, kaip nesakysiu, kurios tautos vienos šeimos du vaikai, sako vienas, sako lis, kitas nelis. Ir gali tvirtinti visą laiką, kad mano vaikas buvo teisus. Garantuotai šeima yra teisi. Ir mes dar pamiršom Okoną ir Gaslį. Ai, tai čia irgi faina. Bet aš jau sakiau apie Okoną. Trumpai, jo. Ką aš galvoju apie Okoną? Man atrodo, jam įsijungia smegenys, kai jis pamato komandos kolegą šalia kažkur. Realiai jisai pabandė Gaslį lenkti, iš esmės buvo pakeltas į orą 3 metrus, bolidas pakilo, trenkėsi į asfaltą, sudaužė dugnas, sulaužė pakabą ir dėžė nukentėjo. O dėžė tai jau čia yra Taip, čia yra reikalų. Plius jisai gavo 10 sekundžių baudos, kas
kadangi netęsė barabanai, lenktynių, gavo minus tai 5 pozicijas Bet Kanadai. dabar Alpinas labai svarsto, ar nepatraukti Okono į šoną ir pasiimti kitą jauną bičą, kad pravažiuotų Kanadą. Gali būti. Na, jie žada drastiškus sprendimus to klausimu, bet kokie tie sprendimai 90% bus, kad Okonas bus patrauktas. pagyvensim, pamatysim. Ne, lygus tai atrodo Okonas, tiesą sakant, švelniai tariant. Aš atsimenu, kai Alonsas jam padovanojo pergalę kažkada Vengrijoje, sulaikydamas Hamiltoną ten 1 milijoną ratų, vos ne kitose lenktynėse atsidūrė Alonsas šalia Okono ir Okonas ten maždaug suvėsdu, kapojasi, tik tu nebandyk čia. Ir panašiai, tai va. Tai taip pasibaigė pirmas ratas ir galų gale pasibaigė lenktynės, galima sakyti, nes pirmi 4 automobiliai kaip startavo, taip ir finišavo. Viskas buvo, aišku, niekas nesikeis padangų, pirmas 4, bet kokiu atveju nesikeis, jeigu nesugės arba neprisidės. Na, 4 pasisekė tuo, kad jie startavo su geltonom ir perėjo į baltas. Tai jiems buvo paprasta, bet buvo, ką jau minėjo, kad buvo pilotų, kurie startavo su baltom padangom. Žinai, aš galvoju taip, 5 Russellas, 6 Verstappenas, 7 Hamiltonas, visi kiti yra statistika. Galima ir taip skaičiuoti, taip. Tai netgi Alonsas sakė, kažkaip skaičiavo, kad gal jisai 10, gal tašką gavo, bet pasirodė, kad ne. Negavo. Nes matai, ten labai buvo įdomi situacija, visi klausimą kėlė, kodėl Alonsas taip lėtai važiuoja? Jis taupo padangas ir gauti tašką. Jisai subrandė, jisai važiavo lėtai tam, kad kad nereiktų užvažiuoti pitus. Ne, kad savo boso sūnui, kuris važiavo priešais Alonsą, kad sudaryt nemokamą sustojimą. Okay. Bet tas boso sūnus, kaip įprasta boso sūnum, pasikeitė padangas ir su tom padangom įpaibino, nulaužė padangą ir jam teko dar kartą stoti ir jisai nukrito vėl į subinę. Malodės. Tai va. Ką darysi? Tai va, bet galim pasidžiaugti už Albaną, kuris atvežė pirmus 2 taškus Williamsui šiais metais. Taip, šaunu. Na ir Gaslis, kuris nukentėjo incidente su savo kolega, irgi tašką atsivežė. Tai irgi pirmas jo sezono taškas. Taip. Tai reiškia, kad jisai padvigubino Alpin taškų kraitį. Iš 1 į 2. Į 2. Ok, bet pasidžiaugim Leclerc. Mes taip išnagrinėjom viską, kas vyko. Ne, išnagrinėjom pirmą ratą, visą kitą. Išskyrus tai, kad įvyko vėl istorinis įvykis, kad Leclerc'as pirmą kartą laimėjo savo namų lenktynės. Nors, žinai, namų lenktynėmis ten vos ne pusė peletono gali vadinti. Ne, bet Šarlis yra tas, kuris gimė, gyveno ir užaugo. Jisai, kaip sako pats, aš pirmą kartą automobilių lenktynės tai pamačiau Formulę 1 savo namų lenktynėse. Ta prasme, kad jis augo ant jų ir svajojo visą laiką, kaip jisai kažkada tai užaugs, važiuos čia ir laimės. Ir tai taip, savo pagrindą tai pergalį jisai padėjo laimėdamas kvalifikaciją. Jo, nes tai Monakas, natūralu. Visą laiką yra įdomiausia man savaitgalio dalis, bet Šarlis jau buvo 2 kartus prieš tai laimėjęs kvalifikaciją, bet laimėti lenktynių jam nebuvo pavykę iki šiol. 3 kartus nemeluoja. Ir beje, Ferrario headquarteryje atsirado antra vėliava, nes ten ant įėjimo jie kabina vėliavas po kiekvieno laimėto etapo to sezono. Tai po Australijos jau kabėjo vienas Sainzo garbiai, dabar Leclerco garbiai atsirado antra vėliava. Na ir vėlgi, kas gal liūdina Makso gerbėjus, bet man atrodo, čia yra Monakas, nereikia į tai žiūrėti 100%. Aišku, užuominos, kad Red Bullis jau nėra toksai visai nepažeidžiamas, labai rimtos užuominos yra, bet aš kažkodėl įtariu, kad pagrindinės pavojus Red Bulliui kils ne iš Ferrario, o greičiausiai iš McLareno. Iš McLareno? Man taip atrodo. Nes tie per daug tyliai ir gudriai dirba, man atrodo, pogrindyje. Partizanai, vienu žodžiu. Tai va, 2 savaitgaliai, formulės ir visai daug visokių emocijų ir panašiai. Ai, tiesa, žinai, kol mes nenučiuožėm nuo Monako, tai vėlgi reikėtų nepamiršti, kad apart kelių labai įdomių. Formulėje 2, pavyzdžiui, kvalifikacijai buvo labai fainas incidentas tunelėje. Oi, mačiau, kokia reakcija.
Tai kažkas neįtikėtino. Ten net negali reaguoti, ten instinktas turėjo Ten suveikt. būtent Tiesiog. grinai instinktyvus toks. Ir judesiukas, ten vietos laiko nebuvo niekam ten faktiškai. Nes truputį staigiau būtum ten išardęs visą tunelį. Turėjo būti. Ta prasme, tuneliu labai lietai važiavo viena iš formulių, o tunelis, kadangi eina truputį kampu, tai jinai užvažiavo už kampo ir nesimatė. O ten kaip ir tiesioji, ten nereikia atleidinėti, važiuoja pilnais. Ir reikia laikytis vidinės trasos dalies, todėl kad išvažiuoja iš tunelio tada kairys posūkis. Tai ten nusileidi nuo kalno, nelygų, tu stabdai, reikia kaip galima tiksliau pataikyti trajektoriją. Ir iš paskos atvažiavo kita formulė, ir stebuklas, realiai jisai išvažiavo iš už posūkio ir kokie 5, gal 10 metrų ten buvo ir staiga pamato lėtai važiuojančią, beveik stovinčią formulę. Kaip jisai sureagavo, kad apvažiuotų, tai yra... Man atrodo, Hadžaras buvo. Šiaip pasigūglinkit, Formulė 2 Monaco Tunnel Incident. Tikrai išmes šitą vaizdą, tikrai verta pasižiūrėti, nes tai yra, wow, kokia reakcija. Na va, ir pačios lenktynės, mes žinome, kad Formuliai 2, dėl ko aš grįžtu, pasakysiu vėliau, Formuliai 2, kaip ir Formuliai 1, pagrindinėse lenktynėse, kurios vyksta sekmadienį, tos feature race, irgi privalomas yra padangų dviejų mišinių panaudojimas, keitimas. Tai reiškia, aišku, vieni startavo su minkštesnėmis, tom supersoftais, fioletinės spalva pažymėtais, tam, kad, jeigu bus šansas kažką starte aplenkti, tai kad panaudoti tą perteklių ir aišku ankstyvas sustojimas. O tie, kas startavo su vidutiniu mišiniu, raudonom padangom, tai žinoma, tų taktika buvo tokia tempti kiek įmanoma ilgiau, gal ištempsi iki kokio nors safety car. Incidentų, taip. Ir, ištempė vienas bičias, o Sullivanas ištempė ir galima sakyti, kad jam klaikiai pasisekė daugeliu prasmių, nes faktiškai jau tai buvo ratas, kai jam reikėjo žūtbūt stoti. Viskas. Ir įvyko incidentas. Įspėjo įnert? Bet būtent tuo metu, kai jisai privažinėjo į boksus ir jis įnėrė į boksus ir tada buvo paskelbtas virtual safety car. Virtualus saugos automobilis, kai Formuliai 2 draudžiama važiuoti į boksus. Taip, tu negalėjai važiuoti į pitus. Taip. Tai yra, viskas sukrito kaip... Aklai vištai grūdas, tai žmonės vadina. Ir bičiukas dykai pasikeitė padangas ir laimėjo lenktynes. O Hadžaras, kuris pirmavo visą gonkę ir galvon, jau ten jisai matyti įsivaizdavo ir kaip fotografuojasi, ir kaip čia merginos, ir šampanas, ir princas įteikė taurę. Ir staiga, tu finišuoji ir tu antras. Kaip tai? Kaip tai aš antras? Jau jis visur suskaičiavo viską, visiems jau šitą, matyt, suplanavo skolų atidavimo grafiką, viską. Ir staiga pasirodo, tu nelaimėjai. Beje, su finišu tai Leclerc'as sakė, kad paskutinius 3 ratus nelabai matė, kur važiuoti, nes... Per ašaras. Jo, užpylė truputį akis ašaros. Tikiu. Ir emocijos. Tai va, dar nebaigiau apie Formulę 2, nes paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, mūsų mūsų kaimynas, kurį Lietuvos autosporto mėgėjai turėtų būti pažinę iš 1006 km lenktynių, Aronas finišavo 3 ant podiumo. Turėjo jisai antras finišuoti, bet dėl to O'Sullivano atsitikimo dyko keitimo jisai finišavo 3 ir dabar jisai pirmauja Formulės 2 bendroje įskaitoje. Super. Nors jisai nėra laimėjęs šiais metais nei vienu... Brolis jo, Ralfas čia. Brolis. Tai va, jisai nėra laimėjęs nei vieno etapo, nei sprinto, nei feature lenktynių nėra laimėjęs, bet jisai pirmauja čempionate. Wow. O čia su McLarenais taip gali būti, žinok, Formulė 1. Gali būti. Beje, apie Formulę 1 vienintelio dalyko dar prisiminiau, nepaminėjau. Ar atkreipiai dėmesį, tik 7 automobiliai finišavo tam pačiam rate? Aha. Visi kiti buvo aplenkti mažiausiai ratų. Wow, ta prasme, tai viskas dėl to, kad nebuvo tokių stabdymų kažkokių. Ir dar dėl to, kad kai kurie važiavo klaikiai lėtai taupydami geltonas padangas. Klaikiai lėtai važiavo. Netgi tie su baltom taupė. Buvo praminta, kad Formulės 2 greičiu važiavo. Ar čia lenktynės maždaug? Gerai, tai ta linksma gaida. Sveikinam Leclerc'ą. Pereinam į kitą renginį, kuris buvo deja labai senai. Prieš 3 savaitės, ko gero.
šių laikų masteliais labai senai sakau dėl to, kad irgi buvo renginys kupinas įvykių, pasikeitimų, scenarijų, su daugybė siužetinių linijų ir tai buvo, žinoma, Portugalijos ralis, pasaulio ralio čempionato etapas. Kažkas tokio. Iš tikrųjų, mes su Arūnu susiskambinom vakar, galvojom, kaip čia ką daryti ir Arūnai davė gerą mintį. Aš susirašiau pagal kiekvieną greičio ruožą, kas įvyko, nes kitaip atsiminti tiesiog neįmanoma. Neįmanoma, nes tai, kaip sakydavo... Ir aš jau į smulkmenas nebelindau, ten tik tai toks, žinai, accidentai ir kažkas esminio. Kaip sakydavo anglai, ar ne, šmatserijai, mastatskiai film buvo, bet dėja mes turime sutalpinti viską į vieną mūsų epizodą, nes įvykių ir pasikeitimų buvo labai daug. Na, iš dalykų, kas buvo stabilu, man atrodo, Portugalijos ralyje, tai buvo daugybė žiūrovų, kaip įprasta, ko gero. Nuostabus vaizdai, absoliučiai nuostabus vaizdai. Na, mes prisimename... Naktys vėl. Monte Carlo mes prisimenam naktį. Čia net nebuvo naktinių greičių ruožų, bet ką jie išdarinėjo ten naktį kalnuose, tai vaizdai fantastiniai. Tai aš dar prisimenu Portugalijos ralį tada, kai mes buvom už geležinės uždangos ir mus pasiekdavo tik tais kažkokios po kelių mėnesių kažkokios menkos nuotrupos to, kas tuo metu vykdavo Portugalijos ralį. Vienas iš tų ralių, kai tu matai atvažiuojantį automobilį, o kelio nėra. Jo, ir nėra kelio. Ir minė skiriasi tik prieš pat mašiną. Reiškia, iš horizonto šoka automobilis, leidžiasi ir jam prieš nosį... Skiriasi žmonės. Jo, tai... Taip nebuvo šį kartą, ne, tai jau senai nauji standartai saugumo bet aktyvuoti. Jie buvo ten nusėdę visus kalnus. Tai va, kas stabilu buvo? Tai buvo vaizdai, žiūrovų daugybė. Ir Tanakas. Ne, Tanakas dar nebuvo stabilus. Stabilus buvo Elfinas Evansas, aš sakyčiau. Ir ko gero vienintelis žmogus, kuris jokios vilties visą savaitgalį neparodė. Jo, bet viskas aplinkui vilties buvo nestabilu. Šturmanas nestabilus, variklis nestabilus, viskas nestabilu išskyrus Evansą. Jisai stabiliai. Bet gerai, žiūrėk, pirmas greičio ruožas, pradėkim nuo to. Gerai, labai gerai, iš pradžių, kad prisirišimą turi kažką. 22 greičio ruožai, virš 300 km, viskas 3 dienas vyksta. Pirmas greičio ruožas, prologas, lenktynių išvakarėse, tai asfaltas. Jeigu tu skaičiuoji tą asfaltą, tai ketvirta čia diena beveik. Teisingai. 3 beveik pilnos dienos ir truputėlį. Jo, išvakarėse prologo greičio ruožas. Jo, mažiau negu 3 kilometrai. Viskas kaip ir ok. Laimi Nevilis, ten skirtumai labai maži, nesvarbu. Bet Samis Pajaris. Bam į betono bloką. Ir susigadino savo lenktynes. Ten buvo tokie, reikia apvažiuoti, žinot, kaip žiūrovams, apdriftinį vieną, tokį iš 3 betono blokelių ratuką ir tada apdriftinį kitą, 8 tokią. Na, ten padaryta tuo požiūriu bjauriai, kad betoniniai blokeliai, iš kurių tas vidinis žiedas susideda, jie žemi ir jų nelabai matosi. Aplink kurį sukiesi, jie žemi ir akseleruojant, kai nori automobilis pakyla, paslysti ir tu dar minkšta žvyrinė pakaba, tas automobilio nosis užsiriečia į viršų ir tu nieko nematai, vienu žodžiu. Užkabino dešinių priekinių ratų, pakilo į orą, realiai sulaužė pakabą. Kas svarbiausia? Vakare po prologo serviso nėra, sekančią dieną ryte serviso nėra, dar 4 greičio ruožai. Ir tu su ta suvaryta, suėsta mašina turi pravažiuoti dar 4 greičio ruožus. Viskas. Tavo ralis rezultato nėra. O čia panašu, kad Pajaris jau ko gero turėjo viską sudėta vienoj krūvoj, kaip ir kad galima kapotis dėl pergalės. Taip, ir tą parodė šeštadienio sekmadienio greičio ruožai. Jau ir Jario potencialas ant žvyro buvo garantuotai geras, ir Pajario potencialas buvo. Na ir ką mes matėme savaitgalio metu... Suomiškais masteliais, aišku, nelietuviškai. Ką mes matėm savaitgalio metu, ypač antroje ralio pusėje, kai Pajaris jau, matyt, išsisprendė galų gale visas techninės problemas, jisai laimėjo labai daug greičio ruožų. Labai daug. Aš sakau, jis parodė savo greitį ir jis parodė, kad likęs sezonas potencialiai bus labai įdomus. Things to come. Taip. Ane? Bet tas pirmas, come on,
Gerai, tik to. Antras greičio ruožas. Tai kaip kažkada Mikkelsenas palaidojo savo Rally 2 kategorijos čempiono titulą Graikijos ralyje, taip tokiam pat, netgi lėtesniam, kur stadione jisai nušoko ir nusilaužė pakabą. Tai buvo ir daugiau tokių. Ir Lindholmas dėl to tapo čempionu po to, nes... Special stage'ų, kur tai blokus tai yra įvažiuoja. Greičio ruožas, kuriame nieko nelaimėsi, bet pralošti rally gali. Ką ir parodė dėja. Dėja, ką ir parodė Samis Pajaris. Tai va, antras greičio ruožas. Sekančią dieną ryte. Dėl tu dar nepaminėjai, kad jisai pralošė rally, ne dėl to, kad jis ten paliko laiko, nes jisai tam greičio ruože laiko beveik nepaliko. Ne, jis pralošė greičio ruožą, kad jisai vėlavo į LK kitą dieną. Taip, todėl kad bandė tvarkytis automobilį. Vieną kartą, antrą kartą lopė jį kažkaip. 2 minutės 40 vien baudų. Turint omeny, kad už vieną pavėluotą minutę tu gauni 10 sekundžių. Tai pasiskaičiuokit patys, tai 24 minutės vėlavimo. Praeina naktis, prasideda antras greičio ruožas ir vienas iš Rally 2 lyderių Pepe Lopesas pasibaigė savo lenktynės virsdamas. Žiauriai gaila Pepe Lopeso. Greitai ir toks nusitikimas buvo geras. Jisai toksai pasiryžęs, man gaila bičio. Tada, negana to, dar toksai Japonas Yamamoto su Rally 2 automobiliu virsta, užblokuoja greičio ruožas nuimtas. Ir čia yra vienas iš 2 Toyotos juniorų rengiamų, kurie praėjo mokyklą Suomijoje, Rovanperą, man atrodo, ten tėvas, Rovanpera tėvas buvo, ne Rovanpera tėvas, ne. Nepamirškit uždėti pipsiuką ant jo. Atsiprašau. Nesvarbu, kažkoks pensininkas. Pensininkas iš Suomijos mokina japonus ir... Ir ten jie padarė atranką, man atrodo, ar ne iš 10 rinko. Ir išrinko 2 ir jie dabar turi sezoną su Rally 2 naujais Jariais šiais metais. Vienam iš jų sezonas nelabai prasidėjo. Tai va, vienu žodžiu apsivertė, užblokavo kelią, teko stabdyti greičio ruožą ir likę visi lenktynininkai, kurie finišavo po Yamamoto, gavo visi vienodus laikus. Ne vienodus. Beveik vienodus. Beveik. Ten toksai menamas, jie pagal kažką, pagal klasę ten paskaičiuoja tavo kažkokį finišą. Paskaičiuoja pagal tai, kokie buvo tavo laikai, palyginami ir panašiai. Man tas įdomu. Bet aš niekada nesiginčiu, nes man visą laiką atrodo, kad jie logiškai sudėlioti tie laikai būna. Tiek to. Tada... Trečias greičio ruožas kaip ir ketvirtas greičio ruožas. Bet klausyk, kas išskiria pradžią penktadienio, kad Suta laimi pirmą greičio ruožą Rally 1 kategorijoje. Dėl vietos starte. 100%. Tai va, Niuvilis mes žinom, kad startuoja būdamas čempionato lyderių pirmas. Ir visi kalbėjom, kad ant žvyro jisai penktadienį paliks Marias laiko. Bet Niuvilis palieka labai mažai laiko. Marių nepaliko. Kažkiek paliko, žinoma. Jisai mažai palieka laiką dėl to, kad ryte buvo drėgna. Ir paskutinės 2 savaitės lyjo tame regione, tai visi prognozavo, kad galbūt gruntas bus pakankamai kietas ir nebus tiek daug palaido smėlio ir žvyro. Vienu žodžiu, Niuviliui pasisekė, kad jis paliko nedaug laiko, bet kad Suta ėmėsi iniciatyvos, tas yra faina. Ir jisai laimėjo pirmą rytę greičio ruožą ir dėl to jis išlaikė pirmajame ralyje vos ne beveik iki vakaro penktadienio. Tai dar vienas vėlgi signalas, kad Suta tikrai padarė žingsnį. Nuo praeitų metų sezono galo jisai jau Japonijos ralyje buvo rimtas pretendentas, aišku, jeigu nebūtų ten turėjęs tų nuotykių, jisai būtų labai rimtas kandidatas į pergalę, bet kad Suta darosi bičiu, kuris gali laimėti rally tikrai. Visai ramiai galiu tą pasakyti. Ir keista matyti būtent Evanso tokią formą, kai jisai Toyota Gazoo Racing. Pirmas driveris. Taip, driveris, kuris nutaikytas yra į čempiono titulą. Čia jisai turėtų... bet jam žvaigždės nesukrenta. Vėlgi, Niuvilis, aš niekada nebuvau žiauriai geros nuomonės apie Niuvilį, tai kad jisai būdavo nuotaikos žmogus ir ten, jeigu jam biški kažkas ne taip, tai jisai nevažiuoja ir taip toliau. Bet dabar bičias užsipumpavęs būtent kovai dėl čempiono titulo.
Ir iš Evanso tikėsi to paties. Bet aš manau, kad čia, žinai, jisai užsipumpavęs ir dėl to, kad bando laimėti čempionatą, bet mano manimu jisai užsipumpavęs dar dėl to, kad Totas Tanakas yra už nugaros, kuris čia pat, žinai, čia pat taps pirmų driverių Hyundai'yje. Tas irgi taip, bet vėlgi, jie ir Tanakas, ir Niuvilis, ko gero, turi tik tais vieną šansą, kol nėra Kalle Rovanperos full time, žinai. Taip. Nes vėlgi, Arba dabar, arba niekada. Rovanpera, ką aš žinau, Rovanpera buvo šio ralio starte, bet apie jį niekas nekalba kažkaip tai. Todėl, kad Rovanpera lyderiavo kurį laiką. Na taip, Čiut trumpai, bet klausyk, kur tas Rovanpera? Kur? Drifte? Kažkur būtent, kad jo galva, man atrodo, kitur biški. Ok, žiūrėk. Nes tu matei tą jo pabaigusi ralį accidentą? Matei? Taip. Na tai kokia tavo nuomonė? Nu, prieikim, one by Gerai. one. Dar tik tai ketvirtas greičio ruožas. Per galvą. Jo. Ai, tu Ketvirtas greičio tu chronologijoje, gerai. Jo, aš chronologijoje. Leidžiam tą kamštelį vis ištraukiam ir nuleidžiam Žiūrėkit, vandens šiek tiek iš. Lukas Simojas, ketvirtas greičio ruožas. Ten tas, kur karuselę darė. Daug kartų vertėsi. Tokį suktuką. Neatsimenu. Nemačiau gal. Velnes, žiauriai daug. Penktas greičio ruožas. Timus Uninenas krenta nuo skardžio. Pasitraukė iš lenktynių. Tai va. Vienas iš lyderių VRC2. Niekas beveik nepastebėjo, kad Timus Uninenas buvo šitam ralyje. Jo, todėl, kad jisai po pirmos dienos out of the race. Pažeisti lankai, aš taip suprantu, automobilis neatstatomas. Ir tai vienas iš labai nedaugelio Hyundai'ų. Rally 2 ir tikrai kategorijoje. labai greitas lenktynininkas. Žiauriai gaila šito jauno suomio, bet jam lenktynės baigėsi pirmą pilnavertę ralio dieną. Ir tada penktas greičio ruožas jau prasideda. Sordo visą greičio ruožą važiavo be hibridinės sistemos, o Žieras važiavo be interkomo pusę greičio ruožo, tai yra negirdėdama šturmano. Ar matėjom bordą, kaip šturmanas pasakoja jam? Ta prasme, taip. Stabdyk, žemink pavarą. Kosmosas. Va čia yra, manau, kad tai yra dalis susitarimo, kaip reikėtų rodyti. Tipo, stabdyk, žemink. Ir čia nėra toksai, kad amžinas žyja šturmanas. Bet šturmanam iš jo reikėtų pasimokinti. Ir šiaip bendrai ekipažui reikėtų pasimokinti, kaip aiškiai galima papasakoti stenogramą vieną ranką realiai. Nes kita ranka jisai dar stenogramą skaitė ir pervertinėjo puslapius. Nu, tai yra absoliutus kosmosas. Vėl rekomenduoju pažiūrėti. Artistais netampama, jais gimstama, žinok. Bet čia tas atvejis. Čia tikrai tas atvejis. Visiškai tikiu. Kaip tiksliai, aiškiai rodyti judesiais, kur važiuoti. Ir jie tada visai nedaug prarado laiko. Ta prasme, važiuoti be interkomo, važiuoti be šturmano, jūs įsivaizduojat ralyje, tai yra kosmiškai blogai. Tu tiesiog nežinai, kur važiuoti. Pasižiūrėkit penktą greičio ruožą, kiek Žieras paliko ten laiko, važiuodamas be šturmano. Šeštas greičio ruožas. Oliveris Solbergas, kartais veikia 3 cilindrai. Ta prasme, prarado variklio galę, variklis tai veikia, tai neveikia. Kaip su prarasta variklio gale, tai Solbergas, sakyčiau, gana gerai laikėsi. Jisai sakė, kad jinai kartais dinginėja kažkuriuo, tai aš nepamenu kuriuo metu, bet gali būti galbūt tai ir karščio problema, nes daugelis skundėsi dideliu karščiu ir galų galiai ir Evansas dėl to nukentėjo, nes variklis akivaizdu, kad susijusi su kūro sistema, ko gero. Jo, ten ar kūras virt pradeda, ar kažkas tai, bet tiesiog tai va, Solbergas... Reikia dar į kontekstą Solbergą įdėti, kad, sakyčiau, buvo tokie 3 gana aiškus tarpusavėje besikapojantis, kadangi nebuvo pajario, tai buvo gana 3 aiškus lyderiai, nes neminėsim to bulgaro, kuris važiavo neįskaito šitą ralį. Jo, ir žiūrėk, apžvalgoj, toks respektas organizatoriam. Jį parodė vieną kartą. Jis laimėjo VRC2 kategoriją, jį parodė vieną kartą, vieną planą, vienu sakiniu, kai reikėjo pasakyti apie galutinius rezultatus, kur neišvengs. Šiaip visą ralį kaip nebuvę. Bet gerai, į temą. Tai va, tie 3 lyderiai buvo jau Solbergas, Gasas Greensmithas ir, kas mane labai nustebino, Jonas Roselis.
Jo. Tas, kuris laimėjo Monte Carlo rally. Na, asfaltininkas. Jo, Ir mes ir jis buvo šnekėjom, neįtikėtinai aš greitas pats čia. ne kartą šiais metais apžvalgose sakiau, kad Citroenas padarė smarkią pažangą su asfaltinė specifikacija mašinos, bet žvyrinė visą laiką buvo Hilo kulnas. Ir šitam rally Citroenas pademonstravo, Nifiga tai ne Hilo kulnas. pademonstravo, kad jie atliko darbą su žvyrinė specifikacija. Ir jeigu Roselis kapojasi su Gasu ir su Solbergu ant žvyro, na, tai ta mašina tikrai važiuoja. Tai va, aš tą ir norėjau sakyti, kad Solbergas pirmas pajuto tą problemą, todėl kad jisai gręžė mašiną iki negalėjimo. Ir turbūt pirmajam jam atsitiko, pasirodė ta bėda. Oi, 7 greičio ruožas. Gerai, pirmiausia, Lube pasitraukė iš lenktynių. Stogas. Taip ir nepaminėjom Lube jo pirmas ralis šiais metais, Rally 2. Na, jūs žinote, kad jisai pernai važiavo M-sporto komandoje Rally 1 kategorijoje, bet, na, ta natūralu, kad prarado vietą dėl savo dažnų incidentų ir rezultatų nebuvimo. Ir tai buvo pirmas šių metų jo startas pasaulio ralio čempionato Rally 2 kategorijoje. Ir jisai pasibaigė kaip 7 greičio ruožą. Gana anksti. Jo. Ir 7 greičio ruožas pasižymėjo anekdotinę situaciją. Elfino Evanso šturmanas. Ateina po finišo ten buvo, ne? Jo, po finišo 6 greičio ruožo ateina Evanso šturmanas su teisėjais aiškintis dėl laikų. Įdomu, ką jis ten aiškino. Kairiai rankoje laiko kortą. Dar kamera kažkodėl koncentravo žvilgsnį dar į Niuvilio ekipažą. Aš manau, kad tiesiog nelabai sutapo laikai. Nes kiekvienas šturmanas nusiima laiką greičio ruožį. Galbūt kažkas dėl to. Prie teisėjų stalelio. Bet nieks taip ir nepaaiškino realiai, ko jam ten eiti. Jis ateina prie teisėjų stalelio, kairiai rankoje laiko stenogramą ir laiko kortą, padeda ant teisėjų stalo, teisėjai kažką pasižymė, sako, duok laiko kortą, jis paima laiko kortą, paduoda teisėjam, teisėjai kažką pažymė, jis paima laiko kortą, sėda į mašiną ir nuvažiuoja, stenograma lieka ant stalo. Atvažiuoja 7 greičio ruožo startą, ieškoti stenogramos, jos nėra. Bet čia yra šturmano profesionalumas. Martinas Skotas visas stenogramas visada nusifotografuoja į savo telefoną dėl visa ko. Ir tai išgelbėja realiai. Jisai atsiverčia telefoną. Bet kaip puslapius... Išsididini, skrolini, kaip nuotraukas. Yra niuansų, nes vienoje vietoje jisai pametė ir kokius 3 kilometrus jie važiavo nežinodami, jisai atsiskrolino iki hairpino ir sakė, čia tęsim. Jisai žinojo orientyrą, prie kurio galima tiksliai prisirišti. Ir ten kaip įdomiai, kai tu pameti stenogramą, vairuotojas važiuoja ir sako, čia kairys 2, jie ten kitokias, bet jisai važiuoja ir sako posūkis, kad šturmanas greičiau, bet paskui Skotas sako, žiūrėk, nuo hairpino pratęsim. Jie pravažiuoja apie 2 kilometrus, gal 3 tyloje. Skaito stenogramą savo Evansas ir nuo hairpino jie tęsia toliau. Bet ta prasme, koks košmaras skaityti iš telefo stenogramą. Ta prasme, jisai labai smarkiai. Tu matai, kaip juda visą tai. Žiauru. Ir ekranas tai nedidėja, taip vaizdą ekrane tu gali išsididinti, bet ekranas tai yra mažas. O palauk, ar ne pernai mes matėm kažkuriam ralyje, kai šturmanas iš planšetės skaitė stenogramą? Buvo bandymų skaityti iš planšetės, net ir lietuviai yra bandę skaityti iš planšetės čia sąmoningai, kad popierius nenaudot. Kažkaip nepasiteisino. Tarp greitųjų vairuotojų nieks nebeskaito. Nepatogu. Nepaėjo. Matyti yra daugiau trūkumų negu privalumų. Tai va, kas įdomiausia, prieš 8 greičio ruožo startą, prieš 8 greičio ruožo startą prieina žurnalistas prie Skoto, sako, žiūrėk, kur stenograma? Sako, nežinau, arba kažkas pavogė, arba aš kažkur palikau. Jisai sako, žinai kur? 6 greičio ruožo finiše. O, geras! Ačiū. Dabar žinosiu, kur ieškoti. Ir dar vieną greičio ruožą jie pravažiuoja su telefonu ir tada jau atgauna į stenogramą, nes matyt, komanda ten logistiką sudėliojo. Kažkaip vienu žodžiu atgavo. Bet 2 greičio ruožai buvo kosminiai. Bet
dar kartą sakau, Martinui Skotui, didžiulė pagarba dėl to, kad jis fotografuoja stenogramą. Kiek lietuvių šturmanų fotografuojasi savo stenogramą? Norėčiau sakyti, duodu ranką nukirst, kad nei vienas, bet 2 įtariu, kad gali fotografuoti, tai taip nesakysiu. Beje, parašykit komentaruose, gal žinot, kas dar fotografuojasi savo stenogramą dėl tokių dalykų. Ir beje, dėl šito, greičiausiai ir dėl to Evansas dar ir ratą prakiurdė tame pačiame greičio ruože ir ten buvo slow puncture, bet priekinio rato, tai jie dar ir prarado laiko dėl to, kad negalėjo važiuoti maksimaliu tempu. Bet tai buvo ko gero paskutiniai lašai Evansui, kurie padėjo tašką jo savaitgalį. Jo, jau ten buvo daug greičio nebuvo ir kai palieki laiko, tada minė laiko, tada jau dingsta bet koks noras kažką daryti ir entuzijazmas išsigaruoja visiškai. Aš netgi norėčiau pažiūrėti, kiek jisai laiko paliko. Bet ten apie minutę jis prarado. Apie minutę su trupučiu tame greičio ruože. Tai yra daug. Tada 8 greičio ruožas, Ožierui dingo hybridas vidury greičio ruožo, bet kaip ir Volgut. Ir tada ateina 11 greičio ruožas. O 11 greičio ruožą pas mus ralyje pirmauja Kalle Rovanperä, o rally 2 kategorijoje pirmauja Oliveris Solbergas. Tai yra 2 lyderiai. 11 greičio ruožas. Atvažiuoja Kalle Rovanperä į vieną iš posūkių po gan ilgos tiesiosios ir krenta į griovį. Ir taip kažkaip apčiuopiamai per greitai atvažiavo. Jo, jis po to pasakė, kad aš kažkaip tai užsigalvojau apie praeitus posūkius, kad kažką blogai padariau ir tiesiog neišgirdau stenogramoje, kad jau reikia stabdytis. Stabdė per vėlai, apsisuko, įvažiavo į mišką. Sportinis incidentas, kažkoks nesusikaupimas, whatever. Viskas gerai, bet po to, ne iš karto po to, bet po to jau, kai pradėjo startuoti Rally 2 ekipažai, į tą vietą atvažiavo kitos kategorijos lyderis Oliveris Solbergas. Pasižiūrėjo, kas atsitiko Rovanperai. Pasižiūrėjo į atremtą į medį, taip ant šono automobilis į medį. Ir čiut pamiršo, kad yra daugiau posūkių šitam greičio ruože. Ne, jisai sakė, jis neklausiau. Negirdėjau stenogramos. Ir natūralu, čia kad už 100 metrų. Jo, 100 metrų nusirašo Solbergas. 2 lenktynių lyderiai 2 kategorijų nusirašo vienoje ir toj pačioje atkarpoje per 100 metrų vienas nuo kito. Kosmosas absoliutus. Neatsimenu, kad taip atsitiktų kažkokiam rally. Galėjo pasidaryti dėl to nuotrauką savo grupinę. Tai gal selfikus ir pasidarė, aš kažkaip neseku jų kokiam Instagrame. Ir beje, tame pačiame greičio ruože Novilis ten pusiau apsisuko 1 ar 2 kartus. Aha, ten ir buvo klaidų. nusiplėšė bumperį. Ta prasme, kad ten jam irgi galėjo pasibaigti ralis. Ir Evansas ten, man atrodo, apsisuko, ten toksai buvo hectic place, buvo tokių įvykių. Tai po 11 greičių ruožo pas mus Sebastianas Ožie pasidaro lenktynių lyderių. Ir Tanakas antras. Ir Tanakas už 3 antras. sekundžių. 3 sekundės. Taip. Tik 3 sekundės. Tai įdomu, man, ką aš daug ką pamiršau iš šito ralio, bet atsimenu tai, kad Tanakas nebuvo tas žvėris, kokį mes įpratę matyti į tada, kai jisai tikrai yra, kaip sakyti, kai jo tikslas yra pergalė. Bet Tanakas jau buvo toksai jau užsikabinantis. Jo, jis jau spaudė. Dar ne visai, bet jau užuominos. Pirma, tu jau gerokai greitesnis už artimiausią savo komandos draugą, kuris yra number 1 driveris, važiuojantis dėl čempiono titulo. Antra, Ožieras vėlgi, kaip ir nekonkurentas čempionate. Taip, kad jisai tik tais dalį ralį važiuoja. Ir tau reikia tiesiog išlikti ant kelio. Svarbiausias dabar uždavinys išlikti ant kelio. Nes tarkim, Katsuta Takamoto minus ten 12 sekundžių, kuris irgi iš principo ne fighteris, ne ta žmogus, kuris jie aplenks. Jeigu Tanakas važiuoja, tai jisai žino, kad jis pajėgus Katsuta... Jo, spustelės dar. Tai viskas... Aš manau, kad Totas čia elgėsi žiauriai teisingai. Gali būti. Jisai dar nejaučia mašinos tiek, kad jisai kad galėtų visiškai minti tikrai. Jo. Ir jisai čia būtent labai pragmatiškai, ko gero, pavažiavo šitą ralį. Manau, kad taip. Gerai, 12 greičio ruožas. Takamoto sulaužė pakabą out.
Ir Münsteris. Kažkokios variklio problemos irgi pradėjo turbūt perkaitinėti, kelis kartus stojo greičio ruožė, atsidaręs net buvo variklio dangtį, bet Münsteris šiaip jau ten kitoj lygoje važiuoja. 13 greičio ruožas. Roselis pramuša ratą. Pramuša ratą, greičio ruožė keičiasi, nors jisai minutę įskyrė nuo Greensmitho, ne? Minutė pas jį atsirado matyti tada, kai teisėjai rado pas jį testuose naudotą padangą. Ne? Aš turiu omeny dėl padėties lentelėje. Jo, Roselis pirmavo, 20 sekundžių pirmavo prieš Greensmithą ir tai buvo pirma, antra vietos Rally 2 kategorijoje. Roselis prakala ratą, sustoja pasikeičia labai greitai, maždaug per minutę. Per minutę keisti ratą greičio ruožą yra žiauriai. Čia buvo labai greitas keitimas, šitą atsimenu tikrai iš ralio. Tai visi sakė, wow, greitai pasikeitė, bet jisai gauna minutę baudos. Žinai už ką? Už tai, kad jis pradeda važiuoti lenktynių tempu, o šturmanas dar tik segasi. Šturmanas neprisisegęs. Ir jisai gauna minutę baudos. Viskas. Teisėjo sprendimas. Jo. Jeigu jis būtų finišavę, būtų palaukęs kokią, maks 10 sekundžių ir būtų finišavęs normalių lenktynių tempu, jisai būtų praradęs Greensmithui kokią pusę minutės. Dabar jis gavo dar minutę. Okay. Viskas. Lenktynės ate. Bet 14 greičio ruožas Greensmithas accident. Avarija. Ir viskas stoja į savo vietas. Na ir įdomus tokie Rally 2 kategorijoje iškyla žmonės, kurie buvo radarę mūsų visada. McErlanas, pavyzdžiui, tampa lyderių Rally 2 kategorijos, kuris visą savaitgalį buvo netoli lyderių. Lyderiai keitėsi, kapojasi, jisai neblogą greitį stabiliai demonstravė. Visą laiką stabiliai greitas. Tikrai bet, pavyzdžiui, iš Jano Solanso tai tikrai nesitikėjau. Ir tada, kai jisai pamatė jau tokį tikslą, kad jisai gali ne tai, kad būti statistų ten 10-uke, gali laimėti visą ralį. Ir jisai tada up to task, kaip sakė. Ir tai jam pirmas ralis su Toyota Rally 2? Ne. Jisai jau važiavo ir Monte Carle važiavo. Ok, atsiprašau. Bet jisai nebuvo prie pirmųjų. Aš niekada jo ta Toyota, kuri kaposis dėl pergalės, nelaikiau, ar ne? Bet vat kaip žmonėm, žinai, vėlgi rodo, kad Toyota smarkiai padirbėjus ir kad ralios kad specifikacija Toyotos yra tikrai su potencialu laimėti bet kokį ralį. Gerai, čia viskas vystosi, 17 greičių ruožas, Krisas Mykas pasitraukė iš lenktynių, žiauriai gaila, po ilgos pertraukos. Neblogai važiavo. Jo, jis neblogai važiavo. Laikėsi nuolatos ten pirmam 10-uke. Vienas greičiausių Hyundai buvo Rally kategorijoje. Bet dėja apsivertė. Tada 19 greičių ruožas Terino Vilis Interkomo problemos, Katsuta be hibrido. Bet čia jau tokie. Į sekmadienį atsikeliam. Jo, į sekmadienį atsikeliam. Kur vėlgi, Katsuta atsikėlė sekmadienį, sakė, aš dabar jūs atbausiu vėl. Reikia vėlgi prisiminti, kad Rally 1 kategorija turi tą sekmadienio paskatinimo schemą šiais metais. Tai yra atskirai sekmadienio taškai ir Power Stage paskutinėme greičio ruože. Nes kas baigėsi 18 greičio ruože, tai yra šeštadienio taškai, kurie buvo padalinti su sąlyga, kad tu finišuoji ralyje. Taip. Tai yra, kad tu negali ten važiuoti sekmadienį, kad sudaužysi mašiną ir tada gausi ir šeštadienį nieko. Jo, o sekmadienį kaip ir vėl, paskatinimas tiem, kuriem nepavyko per pirmas 2 dienas, kurie susiremontavo savo automobilį ir gali atvažiuoti, tai sekmadienį tu gauni atskirus taškus už bendrą įskaitą ir atskirus taškus už paskutinį greičio ruožą, kas irgi labai svarbu ir ką mes pamatysim gale. Tai Katsuta su visa pagarba nepaėjo jam, todėl kad neturėjo hibrido. Münsteris ten dar nusirašė pakeliui paskutiniam greičio ruože
avariją patyrė Samis Pajaris, labai gaila, nes labai daug greičių ruožų laimėjo ir po truputį lipo į viršų bendro įskaitoje. Nu, jis ten būtų gavęs kažkiek taškų biškį, gavęs būtų Rally 2 kategoriją. Tik iš psichologijos, kad tu finišavai, kad tu laimėjai daug. Bet man atrodo, Pajaris jau netrukus bus tas, į kurį turės visi žiūrėti kaip į potencialų čempioną. Daug dievė. Ir Evansas 21 prieš paskutiniam greičio ruožę, variklio problemos kaip ir out. Ne out, bet smarkiai daug laiko prarado ir čia jokių šansų kovoti dėl aukštų vietų. Nei dėl sekmadienio taškų, nei dėl paskutinio greičio ruožo taškų, nei bendrojo įskaito jis nelabai ką nuveikė. Ir galų gale mes ateinam į Power Stage, kurį laimė Thierry Neuville. Bet, kas svarbiausia, Otas Tanakas antras, tai yra 4 taškai iš 5. Na ir reikia priminti, kad sekmadienio taškus pasiima Otas Tanakas 7, Neuville gauna 6. Taip. Ir nepaisant to, kad Sebastianas Ožeras laimi bendrai ralio įskaitoje, daugiausia vienu tašku daugiau gauna Otas Tanakas. Taip, jis kyla į 3 vietą bendroje įskaitoje ir Elfinas Evansas jau yra tokių kovinių atstumų. Tai atsiranda intriga dėl pasaulio čempiono titulo jau ne tarp 2, o iš esmės tarp 3 vairuotojų. Taip, ir aš žiūriu, jeigu Otas Tanakas ateis iki tos, kaip sakyt, formos bendravimo su automobiliu, kai jisai gali jau spausti. Ir kai jis važiuos žinomus greičio ruožus Lenkijoje ir Latvijoje, bus labai įdomu. Latvija, Suomija dar. Jo, Suomija, tiksliai. Čia yra jo raliai. Čia yra iš esmės jo raliai. Lėktuvui, ant kurio parašyta Otas Tanakas, ar ne? Jo, tai va čia yra labai įdomu. Ir Rally 2 kategorija baigėsi Solonso pergalę. Taip, todėl kad... Solonsas įsivaizduoja, kaip jisai pakyla... Taip, ramiai, greitai, bet tikrai ramiai, be kažkokių tai nesąmonių važiavo. Būtų bičias važiavęs savo ten 7 ar 5 vietoje taip. Ir būtų važiavęs. O kai pirma vieta ant lėkštės buvo padėta, tai jisai paspaudė. Ir jis aplenkė 3 sekundėm Makerlaną. Taip, ten labai... Ten buvo gera kova. Tai vat, kai tu prarandi krūvą lyderių Rally 2 kategorijos, dingsta, jau čia mes išvardėjom bent 5, ar ne? Taip. Tai atsiranda kiti herojai, kurie irgi turi parako ir tai yra labai geros žinios antrai sezono pusėje, tikrai. Bus labai įdomu, nes labai daug greitų... VRC2, kaip visada, ten yra labiau pjautynės. Tiek tada turbūt apie VRC, ne? Taip, turi kažką papasakot. Trumpai apie Dakarą. Buvo pristatyta Dakaro trasa, bet kol kas tik labai bendrais bruožais, todėl kad formaliai tas pristatymas tai buvo paskelbimas, kad pradedamos priimti paraiškos. Ir ką galima pasakyti? 14 dienų lenktynių, 12 greičių ruožų plus prologas. Bus vėl, organizatoriai sakė, kad bus tas 48 valandų chrono etapas, kur tu važiuoji tiesiog dykumą ir kur stoji ten nakvoji ir tada antrą dieną važiuoji, bet jeigu praeitais metais buvo 500 km per 2 dienas, tai šiemet 950. Ir vėl maratoninis greičio ruožas bus, kuris irgi beveik dvigubai ilgesnis, vietoje 480, ten berods 840 km per 2 dienas, be serviso, tai čia aš manau, kad tai smarkiai perkratys lenktynininkų rikiuotę. Tai ko gero organizatoriai priskaičiavo, kad jiem per mažai suveikė šių metų, reiškia tie. Ne, jie šių metų pradžioj išsibandė, viskas veikia. Ir kitais metais sako, dabar atbausim. Tada bus net 5 greičio ruožai, kur bus skirtingos trasos motociklininkam ir automobiliam. Tai reiškia, automobilių įskaitos lyderiai turės dar daugiau iššūkių, nes nematys vėžių. Ir
bus vienas iš paskutinių greičių ruožų su masiniu startu. Tai yra turbūt duos po 10 motociklų ir po 5 automobilių startuoti vienu metu. Ir vienas prieš vieną galės kovoti. Ten greičiausiai yra empty quarteryje, kur išdžiūvęs ežeras, nes ten yra didelė plynė ir tada įvažiuoja į kopas. Tai vat, per tą išdžiūvus ežerą turbūt startuos masiškai ir po to jau važiuos kaip važiuos. Išsirinkit kaip nori. Ir kas įdomiausia, kad paskutinės dienos turbūt lems lenktynių nugalėtoją, nes paskutiniai 3 berods greičių ruožai vyks empty quarteryje. Ir empty quarteryje ir baigsis Dakaras šiais metais. Tai bus... Jeigu praeitą Dakarą sakė visi, kad yra sunkiausias Seva Dakaras, tai dabar pažiūrėjus į žemėlapį, tai taip maždaug, ne dvigubai, bet 1,5 karto sunkiau, manau, laukia. Tai bus labai įdomu, kas teiks paraiškas iš lietuvių, bus labai įdomu, kas realiai pateikia paraiškas ir atvažiuos į Dakarą važiuoti. Manau, kad laukia įdomios lenktynės. Ir desertui apie Lietuvos automobilių ralio čempionatą, kuris prasidėjo Lazdijose, pirmas etapas prieš jau 2 savaitės, velnias kaip greitai laikas. Laikas bėga. Jo, prieš 2 savaitės vyko Lazdijose. Vėlgi, intrigos. Nugalėtojo likimas išsisprendė paskutiniam greičio ruože, tai yra pasikeitė lyderiai. Bet apie viską iš pradžių. Ralyje startavo 5 R5 klasės automobiliai, 5 lietuviški R5 vienodi lyderiai. Tai Vaidotas Žala iš pradžių užsiregistravo kaip ir R5 Proto. Proto tai reiškia, kad 2 mm didesnis restriktorius. Bet lenktynių savaitę jisai nusprendė, aišku, ir spaudimas tarp draugų ir taip toliau, tiek to, važiuoju su R5, lygiai su visais, lygiai su 5. Ir atrodytų super, visi sveikino Vaidotą, todėl kad lygioje kovoje laimėti yra daug įdomiau. Ir Žala įrodė, kad gali būti greitas. Pirmas greičių ruožas įvežtos 3 sekundės visiems, antras greičių ruožas įvežtos 3 sekundės, maždaug po pusę sekundės ant kilometrų jisai buvo greitesnis už artimiausią R5. Bet po 2 greičio ruožų yra uždaras parkas, taip vadinamas sutraukimas. Žinai, suvažiuoja visi automobiliai pusvalandžiui, kad per pirmus 2 greičių ruožus kažkas pasitraukė, kad nebūtų tų tarpų. Skylės užpildys. Atsiprašau. Ir čia Vaidoto Žalos šturmanas kažkodėl liepė jam įvažiuoti 5 minutėm anksčiau. O 1 minutę anksčiau įvažiavęs, tu gauni 1 minutę baudos. Tai Vaidotas įvažiavo 5 minutėm, jis gavo 5 minutės baudos. Elementari, man atrodo, panašiai minutę Roselis pasiėmė Portugaliją kažkurioje vietoje. Tai va, tai... Bet sakė, mes esam, komanda, tai... Ir taip, vairuotojas daro klaidas ir šturmanas daro Vaidotas irgi sakė, kad kai vairuotojas padaro klaidą, nurašo mašiną, kai šturmanas padaro klaidą, baigėsi lenkti. Tai va, tai gaila, bet tada 3 greičio ruože dar jis pavijo bagį, kuris baiginėjo 1 greičio ruožą ir dar prarado dulkėse minutę. Nes kadangi labai ilga rikiuotė, ten 84, man atrodo, ekipažai startavo. Tai jie dar baiginėjo, o tu jau... Galiukas dar baiginėja ir jis, žinai, baiginėjo taip, kad sustojo greičio ruožė, ten berods keitėsi variatoriaus diržą. Keitėsi ir tada galvoju, tai mes čia greitai dar čiut pavažiuosim. O čia jau startavo sekantis, žinai. Tai Vaidotas ten dar prarado pusę minutės galutinai, jis pasakė, eikit velniop visi. Pirmą dieną buvo 4 greičio ruožai, tai 4 jis dar kartą laimėjo, įvežė ten berods 3 sekundės artimiausiam priešininkui, galutinai įrodė, kad jis yra greičiausias net lygiosios sąlygose ir pasakė, eikit velniop, aš to nenoriu. Vis tiek net lošiu, laimėti neturiu šansų ir pasitraukė iš lenktynių. Bet tai nereiškia, kad lenktynėse sumažėjo įtampos, nes iš viso buvo 12 greičių ruožų Lazdijose. Pirmą dieną 4. Tai po 4 greičių ruožų Notkus prieš Jurkevičių, Giedrius Notkus ir Vladas Jurkevičius, jie vieną nuo kito juos skyrė 2 sekundės. Tarp 3 ir 4 vietos, tai yra Nedas Radišauskas ir Rokas Stepanavičius, 1 sekundė. Dar įdomi, ir ten visur taip, ta prasme, Mitsubishi klasė, Large L7, kažkas panašaus, neatsimenu, aš klausiu pavadinimų, nepykit. Tai Mitsubishi klasėje Ramūnas Čepkauskas nuo Vaidoto Paškevičiaus atsilikinėjo 6 sekundėm, bet Vėgėlė už Čepkausko už sekundės. BMW taurė.
BMW taurė. Markas Buteikis pirmauja, Emilis Kucka nuo jo atsilikinėja 0,4 sekundės. Ir taip daugybėje klasių. Ta prasme, kova buvo. Patikėk. Gerai. Ir prasideda antra diena. Tai... Palauk, aš dar turbūt... Prasideda antra diena. BMW tauriai, Emilis Kucka įveža Markui Buteikiui iš karto 5 greičio ruože berods 5 sekundės. 6 greičio ruože įveža dar 5 ar 6 ir atrodytų viskas, pergalė ranka pasiekiama, prasideda 7 greičio ruožas ir Emilis Kucka sustoja šalikelėje, nes atsikrato masės išjungėjas. Sustoja. Bet kaip išsisprendžia BMW taurė? Atrodo, Markas Buteikis viskas. Visi kiti ten už kilometrų toliau. Finišuoja paskutinį greičio ruožą, 12 greičio ruožą. Paklausyk, finišuoja Markas Buteikis 12 greičio ruožą. Jį laimi savo klasėje. Atrodo, pergalė, viskas, galime džiaugtis. Paduoda laiko kortelę, mašina užgesta ir nebeužsiveda. Ta prasme, viskas. O tau dar reikia atvažiuoti iki paskutinio LK, tai yra iki servis parko. Tik atvažiuot. Bet tu nepajudi iš vietos. Įsivaizduoji, vaikui pirmas large ralis laimėta klasė. Bet tu ją nelaimi. Ir taip laimi Klaudas Bučinskas, kuris visą laiką buvo šalia. Kaip Čarai Formulėje 2 Monake buvo, kai atrodė, kad jisai laimėjo. Bet atvažiuoja į finišą ir pasirodo to antras. Jo. Nu čia dar blogiau, nes tu matai, kad tau chana. Dabar kaip išsisprendžia bendros įskaitos nugalėtojo likimas. Antra lenktynių diena. Pirmą greičio ruožą laimi Rokas Steponavičius. Antrą greičio ruožą laimi Rokas Steponavičius. Trečią greičio ruožą laimi Rokas Steponavičius. Ir po 7 greičio ruožų Notkus pirmauja prieš Jurkevičių per 4 sekundės, Steponavičius nuo Notkaus 9, nuo Jurkevičiaus 5. Atrodo, artėja dar vienas, kad didintų intrigą. Bet tada prabunda Vladas. 8 greičio ruožą, 4 greičio ruožai liko iki finišo, laimi Jurkevičius. Tada dar ir Radišauskas. Vienu žodžiu taip, po 11 greičio ruožų, likus vienam greičio ruožui, po visų tų intrigų, Giedrius Notkus atrodo jau pabėgęs nuo Vlado Jurkevičiaus per 4,5 sekundės. Liko vienas greičio ruožas, 15 km, 4,5 sekundės. Per visas lenktynės Giedrius vienam greičio ruožė turėjo problemų su vairo stiprintuvu, prarado Vladui berods 3,5 sekundės. Visur kitur buvo sekundėje. Labai labai arti. Tai yra, kad skirtumas nesuvalgomas niekaip. Sąlyginai turėtų būti taip. Taip. Bet 12 greičio ruožas važiuojamas tik vieną kartą. Tai reiškia, Notkus startuoja pirmas, jis valys kelią. Ruožas nežinomas. Siauras miške. Ir tą 12 greičio ruožą Vladas Jurkevičius įveža Notkui 6 sekundės. Dabar, vaizdas toks. Giedrius Notkus finišuoja. Toks, žinai, kaip ir laimėjau, kaip ir dar čia pasižiūrim pirmą splitą po 3 km, 0,1 sekundės skiria. Viskas gerai. Atvažiuoja į finišą. Viskas. 1,5 sekundės ralis praloštas. Nors atrodo jau laimėtas. Įsivaizduoji? Bet, žinai, man kas įdomu, kad rezultatas Lazdijų ralyje trigerina ERC puslapyje parašyti apie Vladą Jurkevičių. Medžiagėlę apie tai, koks jis yra Dakaro asas ir kad 11 vieta Vengrijos ralyje, apie ką mes aptarinėjom, kad jisai negarantuoja, bet ko gero didina šansus jo sugrįžti į Europos ralio čempionatą dar kitus etapus. Aš nieko apie tai nežinau. Ta prasme, aš nieko nerašiau apie tai. Vladas žada važiuoti dar 1 arba 2 Europos čempionato etapus aplinkui. Bet matai, viskas gerai. Šitą dėmesį sužadina jo rezultatas Lazdijų ralyje. Reiškia, tarptautinė ralio visuomenė irgi seka kas darosi. Ir čia nėra press release'as, teisingai, čia yra jų naujiena. Taip, jų naujiena. Jie seka, kas dedasi Lietuvos ralio čempionate.
Super. O taip. Bet, žinok, lietuviškas ralis, jeigu tokia intriga išliks ir per kitus etapus, aš norėsiu visus juos žiūrėti. Bet kokiu atveju žiūrėsiu, žinoma, bet tai yra wow. Ta prasme, būna, kad aš ne visada noriu greičio ruožus važiuoti, žinai. Nes, viskas aišku. Bet Lazdijose lakščiau kaip bėris. Stebėjau viską, nes kiekvienas posūkis yra visiška kova ir ne tik tarp lyderių, tarp antro dešimtuko, tarp visų. Liuks, labai, labai geri dalykai. Tai žiūrėkit, antras etapas birželio vidury Kelmėj. Siūlau visiems nuvažiuoti. Bus dar didesnė intriga, todėl kad atvažiuoja dar daugiau greitų mašinų, privažiuos daugiau Lenkų, Latvių greitų, tai ir tarptautinių lygių. Estai žada atvažiuoti irgi greiti labai, manau, tai kad visi dabar ieško progų pasitreniruoti prieš tuos visus pagrindinius įvykius tarptautinės arenos, kurie šitam regione bus vasarą būtent. Tai va, tai galima tikėtis, kad bus labai įdomu. Ką žinau? Tai aš Tiek dar šiandien. tik tais tokia, visi, manau, prisimena šoumeną ir Oliverio Solbergo tėvą, Peterį Solbergą, kuris ir pasaulio ralio čempionu buvęs ir visą laiką, žiūrovams visą laiką patikęs lenktyninkas, tai turiu irgi pranešimą, kad jisai planuoja važiuoti karališkame Skandinavijos rally. Su kokia mašina? Rally 2? Su Polo. Rally 2. Taip, Rally 2, taip, nes Rally 1 nėra. Čempionate nėra. Tai va, tai tikrai paįvairins ir taip įdomu. Aš manau, kad senelį suspardys jaunimas. Ne tai, kad duosi ką, jis suspardys, suvolios į juodą obolį. Ir jis vargšas pabraukęs uodegą eis toliau į pitus komanduoti Oliverio Solbergo strategiją įdėlioti. Jis bus suėstas. Garantuoju, pamatys. Ok, bet bus dar vienas akstinas žiūrėti. Taip, bet tai tik padidina intrigą. Tai ačiū, kad buvot. Jo, gerai, atšnekėjom šį kartą ir dabar... Susitiksim preliminariai po 2 savaičių. Preliminariai po 2 savaičių, manau, vėl bus Sočio įvykio. Ačiū uždėmesį, ate. Čiau. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery. Reach for more.